Investuotojai, pirmiausia, norėčiau padėkoti tiems, kurie jau įsigė aprangos akcijų ir šituo savo susitikimu su jumis ir būsimais gerėjančiais rezultatais pagituotis tapti. Šiaip susirinkime be jūsų dar dalyvauja ir aprangos pagrindinis akcininkas, ponas Mockus, valdybos pirmininkas ir koncerno G Baltic prezidentas. Tai man atrodo, kai aš baigsiu ir prasidės klausimas, šį pasiūlyčiau čia irgi prisijungti. Trumpai apie aprangą, tai mes iš principo esame unikali kompanija ir unikali tuo, kad tiek produktų, kiek mes pasaulinių grandų turi, vargu ar kas nors turi Europą ir pasaulį. Pagal rinkos dydį drabužių versle, aiškiai nebūdinga, mes turime labai daug ir kad dirbame iš esmės visuose segmentuose, visos organizuotos rinkos segmentuose įskyrus hipermarketus. Aš labai norėčiau priminti tos dalykus, kas yra svarbu, ką daro apranga ir kodėl mes kitko nedarom. Tai mums labai svarbu, kad mes siekime dirbti pirmiausia su pasauliniais grandais, pirmiausia Europos grandais, kurie sėkmingi daugelį rinkų ir kurie auga, o ne tie, kurie ten nacionaliniai, skandinaviški ar lenkiški ir panašiai. Toliau mes labai stengiamės turėti absoliučiai geriausias vietas, ar tai prekybos centras, ar tai prekybos centro vieta ir prekybinė gatvė, ir iš principo čia praktiškai niekada nedarom kompromisų. Mes siekime konkuruoti turėdami aukščiausio lygio parduotuvės, tiek technologijų, tiek dizaino reikalavimų pagrindų, ir mes siekime išnaudoti savo konkurencinį kovą, savo pranašumus kaip akivaizdus rinkos lyderis ir sugebantis labai sparčiai įvedinėti vieną ar kitą brandą į Baltijos šalių rinkas. Trumpai apie mūsų aprangos grupės tinklo struktūrą. Tai kaip jau minėjau, mes vystom 5 tinklus - ekonominį, verslo, prestižo, jaunimo, dar Zarą mes įskiriame atskirai ir turime iš parduotuvės, bet mes šiaip nevadinam kaip verslo, daugiau kaip tam tikrų savo problemų sprendimų. Šiuo metu turime 116 parduotuvių ir kaip matot, visi tinklai mums yra pakankamai svarbus. Noriu pabrėžti, kad, pavyzdžiui, toks kaip prestižo ir verslo segmentas, kuris yra pačiam prabangiausiam kainų lygiai, sudaro pakankamai daug, 20%. Stambiausias mūsų, aišku, pardavimų šaltinis yra jaunimo prekių parduotuvės. Jaunimas, aišku, labai relatyviai auga, bet mes jaunimą skaitom nuo maždaug 15 iki 40 metų. Apranga yra pas mus pagrindinė pigiausias mūsų segmentas, kurį mes patys vystom. Mes vystom arba franšizinės parduotuvės, arba turim savo nuosavo tipo parduotuvės, tai yra apranga, City ir aprangos galerija, kurios yra iš principo visiškai mūsų brandas, tik mes ten naudojame geriausius prekinius ženklus, kuo yra šiuo metu Europoje. Noriu priminti, kad mes pademonstravom 4-8 metais įspūdingą plėtrą. Tai per 5 metus mes apyvartą padidinom, jeigu skaičiuot, nuo 2003 metų 5 kartus. Po to, žinoma, susidūrėm su krize ir nukritom 23%. Dabar apie plotus ten aš jau praleisiu galbūt. Dabar kodėl mes atsidūrėm krizėje ir kas čia vyksta, ką mes darom ir kaip įsivaizduojam tą situaciją. Tai, kas įvyko Lietuvos mažmeninėje prekyboje, arba tiksliau sakant Lietuvos vartojime, tai mano supratimo tai protų nelabai suvokiama ir nelabai turinčio analogų. Mažmeninė Lietuvos prekyba, tai yra visų be išimties prekių pardavimas 9 metais krito 9 milijardais litų ir mes iš karto atsidūrėme 2006 metų lygyje. Šiuo metu pagal paskutinį statistikos pranešimą už rugpjūčio mėnesio rezultatus Lietuvos mažmeninė prekyba toliau krenta, -8,3% ir realiai šiuo metu mes jau beveik artėjom prie 2005 metų vartojimo lygio. Tai iš tikrųjų vartojimo ir gyvenimo kokybės lygis Lietuvoje nukrito įspūdingai daug. Ir atvirai pasakius, aš nelabai galėčiau patikėti 2007 ar 2008 metais, kad taip galėjo būti.
Kaip mes atrodom Europos kontekste? Mes čia pateikėm už paskutinius metus duomenis, kaip vystėsi mažmeninė prekyba visoje Europoje, tiksliau Europos draugijos šalyse, 27 šalyse. Tai vidurkiai, kaip mato, ten yra kritimas arba kilimas 1 procentas, 1,1, 2. Jeigu mes pažiūrėsime Baltijos šalis ir konkrečiai Lietuvą, tai praeitais metais Lietuva buvo absoliučiai antras pagal didžiausią kritimo lygį. Pirmas buvo Latvija, aišku, nedidelė paguoda mums, nes mes ir Latvijoje dirbam. Ir trečioje vietoje yra Estija. Šiais metais, jeigu pažiūrėti 7 mėnesių skaičius, tai Lietuva, išskyrus balandžio mėnesį, yra absoliučius lyderis paskutinėje vietoje pagal tolesnį mažmeninės prekių apyvartos kitimą. Ir net jeigu pažiūrėsime paskutinius mėnesius, tai pavyzdžiui, birželį Lietuvos mažmeninė prekyba dar krito 8,1, Liepos 8,8 procento, tai Latvijoje tie kritimai sudarė 3-4 kartus mažiau, o Estijoje jau iš principo Liepos mėnesį buvo fiksuotas kritimas. Tai, prašau, ir buvo augimas. Tai aš noriu tu pabrėžti, kad mes susidūrė mažmeninė prekyba Baltijos šalių rinkose iš tikrųjų su kardinalia situacija. Jeigu palygintume kaip kitur dar blogai, tai blogai tik tai Bulgarijoje, Rumunijoje, bet ten kritimai yra mažesni, nors šiuo metu Bulgarija ir Rumunija sparčiai artėja prie mūsų. Kaip dabar atrodo apranga, kas čia vyksta ir kaip mūsų rezultatai. Tai yra aprangos grupės pardavimai, mažmeninė prekių apyvarta visuose 3 rinkose. Siūlau iš karto atkreipdėmėsi rugsėjo mėnesio skaičių, kurį mes prieš 15 minučių paskelbėm biržoje. Po labai didelio laikotarpio kritimo, tai yra po 19-20 mėnesių kritimo, mes rugsėjo mėnesį išaugom 18,1 procento. Tai yra labai daug. Žinoma, būtų labai gerai, kad būtų tai tendencija, bet jeigu pirmą pusmetį mes iš principo dar pakankamai smarkiai kritom, lyginant su praeitais metais, tai Liepos mėnesį mes jau buvom lygiai, rugpjūčio 1 kartą fiksavom augimą ir rugsėjo mėnesį mes išaugom 18,1 procento, tai yra iš tikrųjų labai daug. Ir jeigu pažiūrėti į mūsų ketvirčio skaičius, tai mes jau 3 ketvirtį aplamai aprangos grupė išaugo 6,5 procento. Tuo aš noriu pasakyti iš principo vieną dalyką. Manau, kad patį kritimą mes jau įveikėm ir tikrai kilsim. Ar tai atsitiko jau Lietuvoje? Aš manau, kad ir daugelis aplamai mažmeninės prekybos kritimas artimiausių metų, jeigu nepasiekė, tai pasieks dugną. Kaip atrodo mūsų pardavimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje? Priminsiu tik tai, kas nežino, kad Lietuva mums duoda maždaug 60 procentų pardavimų, 65 procentus, Latvija 25 ir Estija 11 procentų. Tai Latvijoje mes jau turim 5 mėnesius iš eilės augimą ir tas augimas nėra toks jau mažas. Latvijoje mes turim 3 mėnesius iš eilės apyvartos augimą ir jis jau tęsiasi visą 3 ketvirtį. O Lietuvoje mes iš principo praktiškai lygiai pasiekėm rugpjūčio mėnesį ir rugsėjo mėnesį pradėjom, sakykime, pakankamai netikėtų ir didelio augimų. Žinoma, galbūt, kam įdomu, ką mes čia paaiškinam, tai galbūt ir buvo ir konkrečių sutapimų, tai palankus klimatas, oro sąlygos, kas yra labai svarbu drabužių versle, labai žema bazė, nes buvom rugpjūčio mėnesį praeitais metais pakankamai daug nukritę, nes Latvija, Estija ir Lietuva padidino PVM vieną mėnesį. Ir tas mums žinoma atsiliepia. Bet iš principo tas skaičius yra toks ir šiuo metu, lyginant su praeitais metais, mes turim minus 6,7 procentą.